Mindaugai, su tavo sugrįžimu komanda pasiekė ir antrą pergalę. Kaip vertini savo komandą? Manau, kad komanda yra sustiprėjus po praeitų metų. Tiesiog reikia susižaidimo ir nėra treniruočio, nes pusė komandos iš Londono atvažiuoja, pusė komandos iš Liutono ir kiekvienas varžybos būna vis skirtinga komanda. Bet šiandien, man atrodo, visi kovėsi iki galo ir ko pasiekoje iškovojom labai sunkią pergalę. Kaip pačiam varžybos? Kaip po pertraukos? Sunku buvo lakstyti fiziškai, nes ilgą laiką nesportavau. Bet fiziškai sunku tikrai buvo. Nes ir prašiau pats, kad pakeistų mane. Bet nieko, galas atsivėrė antras kvėpavimas gale. Ir ištraukėm varžybas. Šiandien teko verstis be dviejų pagrindinių žaidėjų. Ar tai ir lėmė jūsų pralaimėjimą, ar galbūt kitos priežastys vis dėlto? Nu, aišku, taškų reikia, tie du pagrindiniai žaidėjai, skaitai. Vienas aukštas 19 kamuolių per rungtynes atsiėmė, kitas praktiškai visus taškus daro. Trūko, aišku, bet turėjom žaisti su to, ką turėjom žmonėm. Fiziškai nesužaidėm, aš nežinau. Čia du žmonės visą geimą gali pakeisti. Gali, aišku, nežinau. Turėjom 8 žaidėjus, turėjom žaisti ir... Statistika tokia pati ir jų ir tiek ir mūsų, tai va, vienintelis dalykas klaidus, pasai vėl vadinam, kad gynyba. Kalbėjom, bet treniruotę darėm, nežinau. Tas pats per tą baigą. Nežinau, čia kitom komandom, iš vis į vienus vartus gausim jėgų, tokiom negalime. Galbūt tai lėmė nusiteikimą, žaidėjau pagalvojo, kad vis dėlto bomba silpnesnė komanda ir mes vis tiek lengviau laimėsim. Tas nusiteikimas, aš nežinau, daugas čia sako, mes nusiteikimą iš vis neturim rungtynėm, kad žaisti. Ar silpni, ar stiprus nesvarbu, mes žaidžiam visą laiką vienodai. Kalbėjom prieš treniruotę, kad reikia laimėti, bet ne šitas rungtynės, nes kitos rungtynės jau iš Baltiką, ten iš Kailius dar žaisim turbūt. Ten tikrai, jeigu žaisim taip, kaip dabar žaidėm prieš šitas komandas, aš nežinau. Gėda bus, ką aš žinau, gėda. Ką akcentuosite per kitą treniruotę žaidėjams, galbūt kažką iš šitų varžybų jau? Ką čia akcentuosi? Gynyba, aišku, gynyba darėm, tuos derinius gavus ir dabar keli deriniai. Nedaro, tiesiog nedaro, nežinau, bėgam. Greitas komanda, gerai, sekasi, atrodo, įbėg, bet nesekasi paso atiduoti. Nežinau, žiūrėsim gynybą visų pirma, turbūt. Kaip stovėti, nežinau, nei asmeniškai, nei zoną nori gintis. Kiaurai kaip laksto, taip ir laksto visi. Nu, žodžiu, baisim.
Padėk!